Sveiki, norime Jums pristatyti Adolfo Šapokos gimnazijos mokinių tarybos vykdytas veiklas per šį pusmetį. Rugsėjo 26 dieną Utenos rajonų savivaldybėje vyko Lietuvos moksleivių sąjungos Utenos skyriaus organizuojamas mokinių savivaldų forumas, kuriame dalyvavo 4 mūsų tarybos atstovai. Spalio mėnesį mokyklą sudrebino 18 gimnazijos gimtadienis. Jej! Taip pat mokinių taryba vykdė apklausas. Paskui vyko gimnazijos prezidento rinkimai. Mokyklos prezidente tapo Emilija Kučinskaitė. Bendradarbiaudami su sveikatingumo būrelio nariais ir keliomis pirmokų klasėmis mokinių tarybos nariai mokykloje minėjo sveikatingumo dieną. Mūsų prezidentė Emilija vedė mokymus Vyturių progimnazijoje. Taip pat gruodžio mėnesį mūsų mokykloje svečiavosi Dauniškio progimnazijos savivalda. Vėliau mokykloje minėjome tolerancijos dieną. Ryte visus moksleivius apsikabindami pasitiko tarybos nariai. Taip pat mūsų komanda dalyvavo LMS Nusic organizuotame neformaliame mokyklų savivaldų vakare. Po to mūsų mokykloje vyko protmūšis skirtas dienai prieš rūkymą paminėti. Taip pat mokinių tarybos komanda turėjo mokymus efektyvus atstovavimas, kuriuos vedė buvusi mūsų gimnazijos mokinė Agnė Ivanauskaitė. Paskui mokykloje organizavome protmūšį prieš AIDS. O artėjant kalėdoms rinkame knygas mūsų mokyklai, inicijuojant akciją Knygų kalėdos. Taip pat visą savaitę moksleivius džiugino mokinių Seimo ir mokinių tarybos papuošta mokykla, o gruodžio 18 dieną stebino pirmokų, antrokų kalėdiniai pasirodymai. Mūsų tarėbietės Agnė ir Emilija dalyvavo Lietuvos moksleivių sąjungos Utenos skyriaus gimtadienyje. Gruodžio mėnuo mokinių tarybai buvo ypač darbingas. 2015 metus taip pat pradėjome darbingai. Mokykloje vyko sausio 13 minėjimai. Turėjome neformalų susitikimą su Saulės gimnazijos mokinių tarybos nariais. O sausio 16-18 dienomis mūsų narės Rūta ir Emilija dalyvavo Kaune vykusiame Lietuvos moksleivių sąjungos žiemos forume. Per šį pusmetį įvyko 2 susirinkimai su gimnazijos taryba, 2 mokinių tarybos susitikimai su mokyklos direktoriumi ir tiek pat susitikimų su Utenos gimnazijomis. Taip pat įvyko 13 mokinių tarybos susitikimų ir susirinkimų su mokinių Seimu ir 9 susitikimai su klasių seniūnais. Ačiū. Tikimės aktyvaus jūsų dalyvavimo ir kitame pusmetyje. Iki.